esančias šeimas. O dabar norime pakviesti ir galbūt palaiminti mus visus jo eminenciją kardinolą Audrį Juozą Bačkį, Lietuvos Vyskupų konferencijos šeimos reikalų tarybos pirmininką. Prašom susitikti. Tikrai gražu matyti tiek šeimų ir sveikinu visus, pradedant nuo močiučių ir senelių, tėvus ir vis vaikučius, kuriems jau laikas eit miegot turbūt. Bet tikrai dabar nutylo muzikos garsai, kurie džiugina mūsų širdis, išgirdom gražių liudijimų, bet dabar tegul tyla nusileidžia į mūsų sielų gelmes, atnešdama ramybę. Mintimis jau sugrįžkime į mūsų namus, prie Dievo meilės santuokos sakramento įžiebto židinio. Ir aš kviečiu visus drauge, tarsi viena šeima, paduoti vieni kitiems rankas bendrai vakaro maldai. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Dabar visiems suteikiu, prašau Dievo palaimos. Te laimina jūs visus gailestingasis Tėvas. Te išgydos jūsų sielų žaizdas, mūsų išganytojas Jėzus Kristus. Te paguodžia jūs ir te sustiprina jūsų meilė šventoji dvasia. Ir te padeda mums Dievo motina Marija santuokos kelyje išlaikyti tvirtumą, švelnumą, gerumą, džiaugsmą. Ir laiminu jūs visus vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.